Šiaulių valdžia nebenori mokėti už vaikus, kurie miesto darželius lanko iš kitų rajonų. Politikai šią mokesčių naštą nori perkelti toms savivaldybėms, kuriuose vaikai gyvena. Pastarosios teigia neturinčios pinigų, todėl po beveik 7 000 litų kasmet už vaiką gali tekti mokėti tėvams. Šiaulių miesto darželius lanko beveik 300 vaikų iš kitų savivaldybių. Jų tėvai, kaip ir Šiaulių miesto gyventojai, kas mėnesį moka tik 1/5 vaiko išlaikymo mokesčio, apie 130 litų. Kita dalį, kiek daugiau nei 400 litų, apmoka miesto savivaldybė. Tai biudžetui kasmet kainuoja beveik 2 milijonus litų. Miesto politikai teigia, jog būtų teisinga, kad kitų savivaldybių vaikus išlaikytų jų teritorinė valdžia arba tėvai. Mūsų miesto vaikams gyventojams stinga vietų darželiuose, kai kuriuose darželiuose yra eilės, tiesa jos nelabai didelės, o 7% vaikų yra ne miesto gyventojų vaikai. Dėl to politikai iškėlė mintį, kad galima būtų peržiūrėti vis tik tai tą ir priėmimo tvarką. Šis pasiūlymas teiktas gruodį, tačiau Šiaulių rajono mero prašymu atidėtas mėnesiui. Pasak rajono vadovo, jų darželiai yra perpildyti, todėl miesto politikams priėmus šį sprendimą jie bus įstumti į kampą. Labai keblė situacija, nes, kaip minėjau, mes lėšų tokių neturime, tuomet būtų priversti arba tėvai sumokėti pinigus 579 litus už priimtą į darželį kiekvieną mėnesį už vaikutį, arba tėvai vėl ieškos visokių galimybių, kaip deklaruoti savo gyvenamąją vietą mieste, kad išvengti šitų mokesčių. Priemokos už jau darželį lankančių vaikų išlaikymą nebus reikalaujama, ji bus taikoma tik naujokams. Tačiau kol mokestis nepatvirtintas, nauji vaikai iš kitų savivaldybių nebus priimami. Vyriausybės atstovas Šiaulių apskričiai žada tokį miesto politikų sprendimą skųsti. Nuo sausio už vaikus iš aplinkinių rajonų nebemokės ir Klaipėdos miesto savivaldybė.